Sveiki sugrįžę Shitbuilds, aš Nerijus ir šiandien turime naują projektą. Na kaip, ne mūsų projektas, bet kažkoks kitoks projektas. Ir taip, dar vienas KS swapas. Sakot, kiek galima. Na, matyt taip, money to power ratio vienas geriausių swapų ir plus modifikacijų galima daryti belė kiek, be ribų. Tai ten yra mašina ir po 1000 arklių ir ką tik nori. Tai, bet dabar ne apie tai, ką turime šiandien ant mūsų piedestalo, o turime Civica 7. O, sako, tai čia Taiperas. Ne. Čia paprastas 1.6 benzinas, kuris atrodo kaip Taiperas, nes turi Taipes apdailas. Šiaip tvarkinga mašina, labai tvarkinga ir atrodo tikrai labai gražiai. Dabar aišku, jūs sakysite, nafik čia užsiimti tuo swapu, taigi paim, parduok šitą, nusipirksi Taiperą ir važinės ir nesuksi galvos. Na, gal pradėkime nuo to, kad parduoti tokį 1.6 benziną kaip ir įmanoma. Ar tu jį brangiai parduosi? Nemanau. Kėbulas ledas. Pirma priežastis, kodėl pasiliekam prie šito kėbulo. Antras dalykas, taip, stokinis K20 Civicas važiuoja, bet aš pats labai neseniai važiavau Nemuno žiede ir, na, nemeluokim, bet jam tikrai reikia modų, kad jisai pradėtų lėkti, nes mašina yra sunkesnė už kokį 5-6 Civica. Tai jau tada reikia modinti, žiūrėkit, nupirkam Taiperą už 6000, tada reikia dar pamodinti už 2000, ir žiūrim, kad jau 8000, tai čia viską padarius labai sunkiai datemsim iki tos sumos. Tai ką mes šiandien darysime, mes dėsime šitą 1.6 benziną Civica, 2,4 litro Accordo Taipeso variklį su nemažai modų, tai nedaug žodžiaujam, varom mašiną ant keltuvo, lupam variklį lauk, o tada jau viską atnaujinsim jums eigoje. Tarp kitko, labai fainas čia Civicėlis, nes tikrai tokių estetiškai fainų dalykų turi. Man, pavyzdžiui, labai patinka šitas apdailas, kėdės tokios. Na, jas ne Taiper, bet žiūrėkit, čia šonai prilaik ir viską, ir skidelis labai panašus į Taiperą. Nu, apsukų šiek tiek mažiau, bet, na, kaip sakant. Tai gražu. Tai puikus variantas bus toksai sliperis. Važiuoja gatvėj, duoda jums malkų, dizelistai ir važiuoja toliau su laimingas su šypsena. Šiaip, nice. Tai varom į garažą ir pradedam daryti KS swapą. O jūs spaudžiat laiką. Kadangi viską timelapse nefilmuoju, nes nelabai yra čia ką parodyti, tai ką dariau. Tai atkabinau saugiklinę nuo kažkokio tuning laikiklio, su dirželiu laikinai prisegiau čia, po to pagaminsim normalų laikiklį šitam dalykui. Ištraukiau laidų pynę iš salono, kad jie ištraukti reikia bardačioką viršų atlenkti ir taip pat nuimti apdailą iš apačios, 3 varžtai, laida išsitraukė. Tada ką dar čia padariau, nuėmiau oro filtro dėžę, atsukau išmetimo kolektorių. Na ir daugiau mažiau matot, jau viskas beveik yra atsekta, tai dabar nuimsiu dar AC vamzdelius, kondiškė tuščia, tai kaip ir gamtos neteršim. Ir tada pakeliam mašiną, išleidžiam aušinimo skystį ir pradedam atjunginėti visus kitus dalykus. Tai darbai eina šiaip labai neblogai, valandą, gal šiek tiek daugiau jau čia užsiimu. Tai dabar tęsim toliau ir atnaujinsiu jums kaip sekas. Kaip matote, jau čia šabakštynas, bet iš esmės variklis kabo ant 2 variklio šoninių pagalvių, nuėmiau traversą, atkabinau trosus, nes reiks įdėti EP3 shifterį į tros. Iš tiesų nežinau, gal ir šitie tiktų, kai nusimsiu palyginsiu, bet nenorėjau rizikuoti. Shifteris tai tikrai skiriasi, nes eiga jo skiriasi. Tai tiesiog pakeisiu viską, kad būtų kaip EP3. Duslę nuėmiau, na nežinau, labai jau kuda. Galim pasižiūrėti ant greičio. Čia bus... Nu, ką turim? Sunkiai matosi. 51
išorę. Tai KM8 matyti vidus. Žodžiu, nieko gero, reiktų pakeisti, nes čia tikrai bus didžiausias galios killeris. Taip pat, ką padariau dar, tai nuėmiau traversą pagaliau. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, tai jie tikrai skiriasi, nes čia yra ta išėma, o ten jos nėra. Priekyje iš esmės panašiai, tik tai šis laikiklis išneštas į kitą pusę. Tai dabar ką darysiu, tai pakeisiu svirtis, jas nuvalysiu, prisuksiu čia ir traversas beveik bus paruoštas, liks tik tai uždėti stabilizatorių. Tačiau dabar nepamenu, man regis reikia dėti jau tada, kai bus uždėtas išmetimo kolektorius. Na, dar pasitikrinsiu. Tai dabar ką darau, keliauju atgal prie mašinos, išleidžiu skysčius. Tarp kitko patarimas, jeigu jau darot svapą, nusiardykit traversą, tada daug paprasčiau nuleisti skysčius, nes jie nebėgs ant traversą ir tiesiai į kibirą ar į kažkokį kitą indelį. Tai išleidžiu aušinimo skystį, išimu pusašius ir tada atsivarysiu šitą stalą ir ant jo nuleisiu variklį. Tai darbai eina šiaip labai neblogai. Porą valandų, čia šiaip rodo 12 valandų, bet iš tiesų yra 11 tada tik tai. Tai toj apsitvarkau čia po mašiną šitą visą dalyką, varau staliuką ir tada lupam variklį lauk. Nu ko, variklį išėmėm, blemba, vienam ne taip lengva, nes nesimato ten, žinot, kažkokių užkampių, bet atsukau porą vamzdelių, tai taip, dabar kol dar nepamiršau, reikia užkimšti kompresoriaus skylę, kad neprikristų šiukšlių, nes jeigu prikrenta, tai AC sistemai ragas. O dabar pimt, ir čia lygiai taip pačiai užkimšim. Gal kažkoks žmogus ateityje norės čia kažką dar prisijungti, panaudoti. Tai tai šiaip žiauriai švarus dugnas. Tai kelios tokios paviršutiniškas rudelės turinčios vietos. Viską atsukau. Tai kaip ir sakiau, dabar persisukti svirtis nuo to traverso ant to. Įdėti šitą variklį. Ten toj dėžėje yra pagalvės. Tai viską to eisiu daryti. Tačiau dabar pietų pertraukėlė. Tai grįžtume matyti tiesiai jau į timelapsą. Išimsiu radiatorių. Labai keista, tačiau šita vieta skiriasi nuo EP3. EP3 čia atsisuka. Ir ten atsisuka, ir čia kitaip viskas. Tai man regis ant šito kėbulo reikia nuimti priekinį bumperį, kad viską išimti. Nu, dar nesu tuo tikras. Pasižiūrėsim. Tikrai jums papasakos irgi, kas čia prie ko. Ir prieš viską pradedant dėti atgal į kėbulą, būtinai reikia pasikeisti trosus, nes po to čia prieimų nebus. Tai einu pietauti ir keliamės į timelapsą. Čia patempiau variklius iš kairės į dešinę, jau parašiau dėjimui maždaug, bet prieš tai norėjau parodyti, kas pagalvės. Tai jei kam reiktų EP2, EM2, kas pagalvė, tai turiu tokius dalykus, kaip čia prisisuku. Nu, reikės matyti atsiversti instrukciją ir pastudijuoti, kas čia prie ko sukasi. Čia dėžės, čia joje vietas prisisuka, aфиgenai. Gerai, tai to išpakuojam, prisukam ir, dar šitą vamzdį reikia atsukti, kad netrukdytų dėti variklio radiatorių ant EP2 išsiima iš anos pusės. Tai taigi čia tokie mažyčiai niuansai. Na tai nedaug žodžio. Tiesa, sankabos vamzdelis originaliai per čia. Aš jį gražiai įsilankščiau, padariau tvirtinimą. Čia visur irgi bus dar vienas tvirtinimas. Ir čia jau šitą vietą kažkur padarysiu prisukimą ir su guminė dalim į greičių dėžę. Tai kol kas viskas eina gana gerai. Aišku, reikia šitos pakeisti prieš dedant variklį. Tai dabar matyti tiek. Darom šitos dalykus.
Šiandien turime jau kitą dieną, tęsime darbus prie EP2, o kad juos tęsti iš tiesų reikia įdėti radiatorių. Matote, ten turime daug skysčių, alyvą, aušinimo, variklis paruoštas, čia padarau porą darbelių ir slepinam variklį atgal į jo skyrių. Taip pat reikės dar čia, pasidomėjau, kuro vamsdelį šiek tiek patobulinti, pajungti. Bet iš esmės viskas savo vietoje, liko tik tai pajungti, padaryti. Tai nedaug žodžiaujam, darom ir po to apdeitinsiu, kaip kas sekasi. A few moments later. Kadangi darau, galvoju, parodysiu ir jums. Jeigu kada reikės nuiminėti ir keisti shifterį, ar ten trosus keisti ar kažką, tai šitą plastiką šiaip reiktų pradėti traukti. Aš tai paėmiau, taip čia užkišau pirštą, attempiau, atsikabinau šiek tiek apačią. Tada šoną ir šoną. Labai atsargiai nuiminėkit, nes šitie klipsai lūžta. Ačiū Dievui, man šiandien pasisekė ir nieks nenulūžo. Kalbu apie šitos. Tai dabar atsijungsiu keletą fiškių, vieną čia, kitą kitoj pusėje. Ir nuimsiu ir pabandysiu ištraukti. Dar reikia, matau, atsukti keletą varžtų ir viską ištrauksim lauk. Nufilmavau, bet iš esmės viduje atkabinau trosus nuo shifterio. Ir dabar reikia ištraukti tik pačius tuos. Čia, kaip matote, tarpai ne patys didžiausi pasaulyje. Tai dabar ištraukti šituos. Matot, šitos reikėjo atkabinti, šitas dalis atsukti iš shifterio. Matot, net pasidrožė biškį, kol išsukau. Tai dabar įdėsiu EP3 trosus. Prisuksiu viską prie kėbulo ir krausiu variklį. Bolt-on, bet iš tiesų ne visai viskas čia bolt-on. Tai gal apie skirtumus tarp EP3 ir EP2 greitai. Pas EP3 saugiklinė stovi čia, o ABS blokas stovi čia, pas EP2 čia akumas, o pas EP3 čia akumas. Tai jau čia pagrindiniai skirtumai. Tada dar vienas, bakelis šitas yra ten, bet čia koks skirtumas. Ir dabar dar viena problema, matyt. Kas žinote, kas ne, tai pasakys, šita dalis pas EP3 atsisuka, o pas EP2 dėja, bet ne. Tai dabar ką turiu padaryti, tai iš esmės, kadangi čia yra portintas RSP įsiurbimo kolektorius, susklendė viską, tai mato, čia jau viskas liečia, negaliu susukti. Tai paprastinsiu aš šiek tiek savo gyvenimą. Padarysiu tokį visai įdomų modą. Tai ką padarysiu, tai gražiai atpjausiu čia, palei kraštą. Padarysiu normalias plokšteles su tvirtinimu, kad tiesiog galima būtų uždėti iš viršaus ir prisukti į tą vietą, kur ir kaip ir pas EP3 būna. Tai o apačioje nugręšiu kelis taškus ir čia bus galima po to prisukti tiesiog su varžteliais. Tai iš esmės radiatorių šita viršutinė dalis taps tokia pati, kaip kad pas EP3. Tai dabar tą greitai padarau ir bandau tada toliau instaliuoti variklį. One eternity later. Taigi, ką padariau? Tai tada nupjoviau šitą, padariau realiai kaip pas EP3. Tai dabar jis prisisuka štai čia ant varžtelę. Čia padariau atramą ir vienoj pusė atramą. Dabar netgi, jeigu ir neprisuksi, galima uždėti, visai levituoja, bet prisisuka 4 varžtais, viskas standu ir tvirta, galima netgi atsiremti net dabar, kol dar nieks neprisukta. Tai kadangi jau padariau tarpo TPS ir įsiurbimo kolikui, tai dabar galiu pakelti mašiną, pakabinti variklį, uždėti traversą, viską ir po to jau pabaigoje tvarkysim šitą dalyką. Sako, tu kodėl čia neperdažiai? Neperdažiau, nes
dar reikės pjaustyti, kaip atsimenat, čia va lietė kažkur TPS daviklis, tai kad jis nebelėstų, tai reikės šiek tiek įpjauti, gal net įpjauti ir lenkti, na žiūrėsiu, kaip geriau padaryti, o dabar keliu mašiną vėl į viršų ir plantuojam variklį pagaliau į šitą kėbulą. Na, telefonas išsikrovė, tai turim tai, ką turim. Įdėjau variklį, prisukau travesą, net ratus, pusašius sudėjau. Pusašiai tarp kitko yra nuo 2 litrų Civico 4-dūrio. 2 litro toks buvo variantas su 100 šiam arklių, gal, nežinau. Tai va, tai dabar ką liko laidų pinę įkišti į saloną ir čia ją prikabinti prie ugnesenės. Trosus pabaigti tvarkyti, nes aš dabar matau, jie netgi šiek tiek pastrygė kažkur ten salone. Na ir žinoma, salone pakeisti bėgių perjungimo svirtį visą mechanizmą. Kaip matot, priekis jau minėjau, padariau kaip teperė, kad užsidėtų ir prisisuktų. Reikės dar papjaustyti, kad čia praeitų ties kolektoriumi. Tai šiandien matyti tiek ir jau susitiksime čia kitą dieną. Pabaigsim darbus. Taigi, turim kokią 4. dieną prie Civico. Realiai darbo dieną, tai matyti 3, kokią pilną darbo dieną. Tai ką nuveikiau, tai viskas iš esmės, kaip matot, atrodo kaip nauja. Tai turime dėžę, variklį, PLM gražų išmetimo kolektorių. Tai kam tokio kažkokio žaislo reikia, galite parašyti man žinutę. Tai va, mašina po to tiesiai keliaus visai išmetimo sistemos gamybai. Bus suvirinta su tigu, su keliais bakeliais. Tai va, po apačiu kaip ir viskas. Čia matot, radiatorius irgi jau uždėtas. Realiai liko laidai. Padaryti generatorių, starterį, akumą. Tiesa, galim nuleisti mašiną. Parodysim, kaip atrodo tenai. Daugam kyla klausimų, kaip mes šildomės garaže. Hopes and dreams mus šildo. Tai va, atsinešėm šildytuvą, bandysim šildyti su dujom, nuodytis. Tai kalbant apie variklį, tai kaip matot, jau čia iš esmės beveik viskas sudėta. Liko pajungti aušinimo žarną, intake vamzdį sukurti. Net akumas, va taip gražiai paslėptas, akumas nuo motociklo kažkokio. Čia dar laikiklis dėsis ir jisai čia tikrai tvirtai stovės. Tai engine bay'as žiauriai clean ir gražus. Tai ką dar liko laidus padaryti, kaip ir minėjom. Ir čia bus jau viskas. Tai didelė tikimybė, kad kitą kartą gal jau ir užkurs. Tiesa, pas EP3 kuras, bet čia net nesimato, čia yra EP2, tai kuras yra šitoje vietoje, pas EP3 būna šioje vietoje. Tai čia reikės dar pagaminti vamzdelį, kad jis pasijungtų į šią vietą. Ir iš tokių kitokių dalykų, tai nežinau, gal viskas. Tai dabar jau susitiksime čia kitą dieną ir bandysime užkurti Civicėlį. Taigi, kita diena, tęsiu darbus prie Civico. Tai ką padariau, tai čia matote yra laidas, tiksliau laidai. Ir čia yra nuo originalaus variklio. Ir iš tiesų aš juos pernaudosiu, išpiniau juos iš pinės, va čia pinė. Ir dabar pasižiūrėjau, kas kur jungiasi. Tai šioje pusėje jungiasi starteris su akumuliatoriumi, o kitoje pusėje yra tiesiog generatorius. Tai čia krauna. O čia ima energiją. Tai va, kaip mato, 2 konektoriai. Kadangi man taip nebepasijungs, nes man reiktų iš tiesų šio ilgo laido iki akumuliatoriaus pliuso, o šitų 2 laidų čia, tai aš tiesiog viską apkeisiu, prailginsiu, jeigu reikės, sulituosiu, sujungsiu ir turėtų veikti. Na, kokias 4 valandas vėliau viskas pravedžiota, padariau čia skilučių, prisegiau originaliais. Žodžiu, čia pliusas ateina, čia minusas ten apačioje dar minusą padariau. Čia viskas susakstyta, dabar realiai gražiai įsideda radiatorius. Liko prisukti ten tos 2 varžtus normaliai ir turėtų veikti viskas salone. Tai liko paimti kurą ir apipurškimo laidą, kad purštų skystį ant priekinių langų. Tai dabar tą padarysiu, sudėsiu aušinimo radiatorių, pajungsiu žarnas ir pabandysime užkurti.
One eternity later. Nežinau, kelinta jau diena aš dirbu prie šio projekto, tai jūs tiesiog mato tęsinį. Tai ką pasiekėm? Tai bandžiau kurti mašiną, nesikūrė, nes reikia įrašyti programą nuo šio variklio, dabar įrašyta ten kita programa ir tiesiog jis nenorėjo kurtis. Tai dabar ką liko padaryti, tai du pagrindiniai darbai. Tai pirmas padaryti inteiką, tai reiktų suvirinti iš čia į apačią, bet aš to nedarysiu, darysiu tygų, gražiai suvirinsiu, ten stovės oro filtras, šalia ventiliatoriaus, iš šono po akumuliatorių. Ir antras dalykas, kurį reikia man padaryti, man jau čia dabar asmeniškai, tai reikia vakuumo žarną, va štai čia jinai yra, gražiai prasivesti, pajungti į šią vietą. Tai nupirkau žarnelę, viską dabar pajungsiu, įrašysiu programą nuo šio variklio, pabandysim užkurti, pažiūrėsim, ar viskas tvarkoje. Ir jau kai atliksiu šios darbus, tada beliks atlikti patį paprasčiausią dalyką, išvažiuoti iš čia ir atiduoti mašiną nerūdijančią plieno išmetimo gamybai. Hai, dabar pamačiau dar kabą, nepaminėjau. Tai reikia man dar, čia turime vieną ir antrą vienodas fiškės. Vienas buvo AC, o kitas buvo ventiliatorius šitam. Tai dabar dar pabandyti reikia su kompu išsiaiškinti, kuris yra kuris. Ir tada jau viskas tikrai bus aišku. Tai dabar tai daro. Kai būna tokios dienos kaip šita, tai man galvoje skamba daina Life is life, na 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 na. Sveiki, sugrįžę, jau turime kitą dieną. Tai iš tiesų matyti, tai jums truko keletą sekundžių, nes ten pašnekėjau ir kažkas buvo. Bet iš tiesų buvau ilgai čia garaže ir kas buvo negerai. Tai pasirodo, jungiant trečią pavarą, džerkštelna, nes kažkas negerai su trečios pavaros sinkrais, tai reikia dabar tą išspręsti. O kad tą išspręsti, reikia dėžį išimti. Ir dar prieš išimant, tiksliau, dar prieš pradedant, aš dar uždėjau ratus, čia pakėliau, pabandžiau pavažiuoti, tiesiog vietą ant keltuvo ir nerodo greičio. Pradėjau aiškintis, kas čia yra. Pasirodo, dėžėje įdėtas diferencialas be greičio žiedo. Na, žodžiu, tai būna, kaip perki dėvėtus daiktus. Tai nežinau, pardavėjai dabar grąžinsim šią greičio dėžę. Įsigijame kitą iš patikimo pardavėjo. Ir, ją irgi reikės lygiai taip pačiai atnaujinti. Ir tada sudėti čia. Tai dabar turime 8 valandas vakaro. Lupų lauk. Ir pasižiūrėsime, kaip čia pasisekė, per kiek laiko tai jau sugebu aš atlikti. Bam! Tai turime 2,5 valandas vėliau. Laikrodis rodo, kaip matot, beveik 10, iš tiesų minus 1 valandą, tai pusė 9. Tai dėžė nuimta. Kaip liūdna, kad iš tiesų ledas. Tai dabar reikės kitą dėžę vėl valyti. Na, aš jau toks esu, reikia viską tvarkingai padaryti. Na, bet kokiu atveju dedam į bagažinę. Atiduodam buvusiam savininkui ir susitinkam jau čia rytoj garaže, per tą laiką jūs paspauskite pačią mygtuką ir žiūrim, kaip dedam ją atgal. Tai kaip ir žadėjau, turime kitą dieną ir visat norėjau padaryti šitą magišką triuką, kur daro visokie youtuberiai. Tai turime štai čia kitą EP3 dėžę. Tai dabar jie reikia, matot, biški šlapia, laukia sninga, baisus oras, o netgi čia sniego šiek tiek pateko. Tai ne apie tai, bet dabar jie reikia išsivalyti, susitvarkyti ir įdėti į mašiną. Tai, bet prieš tai reikia ją išvalyti, o kad išvalyti reikia nuimti tam tikrus dalykus, daršvėjus, išdžiovinti ir nudažyti. Tai darom magišką triuką ir... Na va, dėžė kaip nauja, dedam ant kojos hidraulinės ir dedam į mašiną ir viską surinkam atgal ten, kaip buvo surinkta prieš keletą dienų. 3 hours later. Surinkau dėžės su shifteriais, dar travesą nedėjau, nes noriu užkliūti ir pažiūrėti, kaip pavaras jungias. Tai bandam kurti. Tiesa, kad užkliūti reikia kompą matyti pajungti. Va, grįžtam po minutės pertraukėlės. O, ir čia kas siurblys veikia dabar.
Kaip seniai čia nebuvo tokios tvarkos. Viskas, padarėm Civiką, sudėjau dugno apsaugą, viskas gražu, blizga nauja. Ir kaip ir minėjau, dabar mašina keliaus į Honda Tuning, virintis išmetimo iš nerūdijančio plieno su Tigu. Tai prie šitų gražių silių priderinsim visą išmetimo sistemą. Tai kaip matot, po mašiną viskas atrodo kaip nauja. Tai ką, leidžiu matyti žemyn. Prisegu keletą paskutinių šponkių ir, nežinau, sekmadienį ar šeštadienį pabandysiu išvalyti lauką, norint pravažiuoti, patikrinti, ar iš tiesų viskas gerai. Ir tuomet jau mašina keliaus iš čia į savininko rankas ir jisai ją džiaugsis. Tai vietoje 80 kelių kW dabar turime beveik 180 kW su tikrai nebloga jėgainė. Tai jeigu jums patiko, jeigu jums patinka tokie bildai, paspaudžiam laiką ir keliamės jau matyti kitą video, kuriame darysime gal kitą kasvapą, o gal ir dar šiaip kažką.